Gerbiami susirinkę, gerbiamas premjerė, gerbiami garbūs svečiai, malonu jūs čia pakviesti išvakarėse Lietuvos nepriklausomybės valstybės atkūrimo dienos ir tiesiog šiek tiek visi drauge galėtume grįžti į netolimą istoriją. Šiandien čia šioje parodoje mes atidarome iš tikrųjų dvi parodas. Viena tai be abejo pristatome patį naujausią Jono Meko filmą Lietuva ir Sovietų Sąjungos žlugimas. Ir antroji, tai yra kito garbaus pasaulyje žinomo lietuvio Jurgio Mačiūno darbų paroda, tai yra istorijos atlasai, kurie yra už mano nugaros. Ir be abejo šalia mes demonstruojame ir kitų fliuksus menininkų kaip Ben Gautier, Yoko Ono, Namdžiu Paiko, Brechto ir kitų fliuksus menininkų darbus. Tačiau apie šią parodą mes turėsime dar galimybę kalbėti šiek tiek vėliau, o šiandien pagrindinis dėmesys, pagrindinis centras tai yra Jonas Mekas ir jo naujausias filmas Lietuva ir Sovietų Sąjungos žlugimas. Na, naudodamas progą tai, kad čia yra daug tikrųjų aktorių to laikotarpio, kuriuos mes matome šiame filme, norėčiau pakviesti, kad tartų keletą žodžių ir tiesiog prisimintų tą laikotarpį profesorių Vytautą Landsbergį. Prašom. Jonas Mekas Jungtinėse valstijose, kur, kaip žinome, daug lietuvių išeivijos, labai aktyvios ir politikoje, ir meno srityse, ir visokiose organizacijose ir taip toliau. Ir Jonas Mekas nebuvo visiškai taip sutapęs ir jos darys. Jis buvo labai savarankiškas, atskirai stovintis žmogus, kuriantis savo meno pasaulį ir savaip ryškiai atstovaujantis Lietuvą. Bet aš taip maždaug žinau, kad išeivyje į jį žiūrėjo truputį skersom, neraugai, kad jis nedalyvauja ten visur kaip koks aktyvistas ar politikas, lyg tai galėtų nusišalinęs. Jisai visiškai nebuvo nusišalinęs širdimi, jisai apie Lietuvą kalbėjo savo nuostabią poeziją. Savo filmuose apsilankymai, reminiscencijos, jie jaudinantis, sukrečiantis, jo meilė Lietuvai, taip kaip jo senai motina, pas kurią jis važiuodavo aplankyti ir pakeliui viską filmuodavo. Ir štai paskui ateina mūsų nepriklausomybės atkūrimas. Ir Jonas Mekas turi vėl, kaip sakau, kai kurie tautiečiai galbūt ir kvalifikavo kaip daug kosmopolitą, nutolusi nuo lietuviškų išeivijos veikimo būdų. Jisai pasisako amerikiečių spaudoje už Lietuvą. Ir tai yra ypatingas balsas. Tai nėra vieno iš lietuvių išeivių, kurie be abejo kritiški sovietų okupacijai ir be abejo džiaugiasi atkuriama nepriklausomybė. Tai yra vienas iš Amerikos avangardinio elito. Vienas iš jų ir jis kalba už Lietuvos nepriklausomybę kaip žmogus, kuris tikrai žino. Ir štai tas filmas, kurį dabar jūs turėsite laimės pamatyti, aš truputį vėliau, galbūt ir fragmentus matau, yra jo galbūt jau visuma to požiūrio į Lietuvą, į atkurtą nepriklausomybę, į tos praėjusius 20 metų jau beveik. O jisai buvo sutaupęs medžiagą, kurios irgi nenorėjo matyti palikti archyvui, išsinešti į kitą pasaulį. Jis buvo filmavęs, tiesiog kopijavęs, kaip Amerikos televizijos kanalai pranešinėja apie įvykius Lietuvoje. Ir tai dabar aš
tik matau fragmentarius, bet aš įsivaizduoju, kaip tai gali būti įdomu. Atsimenu tada, reiškia, kaip ten man tekdavo dalyvauti televizijos laidose amerikiečių ir paskui žiūrėti, kaip jie ten rodo, kaip jie komentuoja. Bet čia kada yra daug ir nuo pat Sąjūdžio pradžios, tai matėm, reiškia, mes save matom savo akimis, o ten mus matom anomis akimis ir labai svarbiomis akimis, galbūt lemiančiamis pasaulio demokratinių galybių nuomonę ir paramą Lietuvai, supratimą arba atsargumą, kas čia darosi, kaip mes čia griaunam Gorbačiovo planus, kenkia naujai pasaulio tvarkai, tai mes šiek tiek viso to girdėjom. Mes turime padaryti savo darbą nepriklausomai, nesiskaitydami totaliai nei su to, kad ten kam nors ir vakaruose gali nepatikti, kad gal mes per staigiai, per drąsiai neprašydami leidimo einam, bet tas atspindys turi būti ir nebejoju, kad Jonas Mekas tokio supratimo ar skonio menininkas tai padarė kaip reikia. Ir tai bus įspūdinga, tai bus vertinga ir istoriškai, ir meniškai, ir mes patys nebejoju dar kitaip į save pažiūrėsim. Mes pažiūrėsim štai anomis akimis. O Jono Meko dar ir sustatytams į vietą. Dėkojam profesoriui Vytautui Landsbergiui ir pakviesime profesorę Kazimierą Prunskienę. Prašom. Iš tikrųjų, labai svarbu, kad mes šiandien galim pamatyti Lietuvą nuo metų, ne tik mūsų pačių prisiminimuose ar knygų puslapiuose ar mūsų žiniasklaidos kadruose, bet pamatyti kartu lygiai grečiai, stebint ir pasaulio reakciją į tuos mūsų istorinius žingsnius. Ir aišku, mes buvom tie jaunuoliai, kurie nugalėjo, iš esmės prisidėjo prie to, kad nugalėjo tą sovietinį slibiną, kurio likučiai turbūt įvairiais pavydalais ir mąstymo, ir kai kurių veiksmų spurda iki šiol po buvusią Tarybų sąjungą, Sovietų sąjungą, kaip mes dabar vadinam. Ir aišku, labai norėtųsi, kad šio filmo dėka mūsų sąmonė, mūsų požiūris į istoriją, į mūsų pačius, į mūsų realybę, į mūsų politikos metodus, gerokai praskaidrėtų. Ir aš labai linkiu, kad mes Jono Meko tradiciją, objektyvų požiūrį ir čia Lietuvoje brangintum, puoselėtum ir savo veiksmais patvirtintum. Tai ačiū visiems ir linkiu gražios šventės. Ir būtinai noriu pakviesti paskutinį šiandien šio mūsų darbo kalbėtoją, tai yra žurnalistą Algimantą Čekuolį, dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, todėl, kad jis šiame 286 minučių filme matyti, kaip Lietuvos atstovas kalbėjo daugiausia. Ir antra, tiesiog kaip žurnalistą, nes Jono Meko filmas šis svarbus kuo, ypatingai žurnalistas, kad parodė arba įrodė, kad žinia arba naujiena gyvena ne tik vieną dieną. Ir šio filmo daugelio kadrų autoriai yra greičiausiai Lietuvos operatoriai, žurnalistai, kai kuriuos pakvietėme čia, kai kurie ateis kitą kartą. Ir džiugu, kad žinia gali gyti naują gyvenimą ir tapti istoriją. Ir čia būtent šio Jono Meko filmo, sakyčiau, viena iš tokių kaip žurnalistui jaudinančių momentų ir elementų. Taigi kviesčiau Algimantą. Kodėl tai yra taip svarbu? Jūs žinote, kad mūsų jaunimas apie tai, kaip atsirado Lietuva, o šita, kurie atsirado, žino mažiau negu apie Mindaugo Lietuvą. Todėl taip arti, nedėstama, neaiškinama, lyg tai visi žino, nei velnio niekas nieko nežino. Ir štai šitas filmas bus prasiveržimas. Vėl būtų siuntinėti kiekvieną mokyklą ir čia į tą centrą irgi, teisingai sakau,
eis ir eis ekskursijos, vedami šitų savo mokytojų, kai kurie galbūt žiūrės kažką, tai kiti krapštys nosį, bet po truputį sužinos šį beitą apie tai, iš kur kojos išdygo. Ačiū ir dėmesį.